Sveiki, mėlyjeji! Šį vakar savaitės kultūros laidoje matysite. Norite pajausti, įsigilinti į aklo žmogaus pojūčius ir jo galimybės prisitaikyti prie gyvenimo, išbandyti brailio raštą? Būtinai turite apsilankyti edukacijoje Reginčios rankos jaukiame Antano Jonyno memorialinėme muziejuje. Rodom brailio raštą. Turim 4 komplektus, kuriais gali pabandyti įrašyti ir skaityti. Taip pat bandom pajusti savo kailių, užsirišę akis, aklo žmogaus dalę, nors keletui minučių. Atjungiam regėjimą, bet už tai turim naudotis aktyviau kitais jutimais - klausa, uosle, lytėjimu. Ir vaikai bando suvokti per tuos naujus potyrius aklo žmogaus likimą. Bardų žygio per Lietuvą akordai Dzūkijos sostinėje. Bardais galima pavadinti žmonės, kurie siekia grąžinti dainai tai, ką jinai praranda technikos amžiuje. O ką jinai praranda? Praranda dainą šilumą, praranda žodžio ir muzikos dermę, praranda tiesiog prasmę. Dailininko ir pedagogo Arūno Vaitkaus grafikos paroda ne tik portretai. Tarptautinė stiklo meno paroda galerijoje Skrydis. Alytaus kraštotyros muziejuje bei Antano Jonyno memorialinėme muziejuje daugiau nei 10 metų vyksta įvairios edukacijos, kurių metu skirtingo amžiaus moksleiviai gali ne tik smagiai ir turiningai praleisti laiką, bet ir sužinoti, atrasti, kurti, išbandyti, pajausti. Reginčios rankos. Tokio pavadinimo edukacijoje lankėsi ir mūsų laidos kūrybinė grupė. Norite pajusti, įsigilinti į aklo žmogaus pojūčius ir jo galimybės prisitaikyti prie gyvenimo, išbandyti brailio raštą? Būtinai turite apsilankyti edukacijoje Reginčios rankos Antano Jonyno memorialinėme muziejuje. Tik dalyvavai iš ties tokiam įspūdingam eksperimente, lyg ir keliom minutėm buvai netekusi regėjimo. Sakyk, kaip jautėsi, koks jausmas, kai nieko nematai? Ne kaip jaučiausi, blogai buvo. Ten nieko nemačiau. O kas buvo sunkiausia vis dėlto su ta užduotim susidorojai? Sunkiausia, kad galvojau, kad slenkstus ir kėliau koją. Visur ten buvo. Kliūtys buvo tokios, kur beveik neįmanoma įveikti aklam. Šią edukaciją aš skiriu pradinių daugiau klasių moksleiviams, kokiem 6-okams, dar gali būti įdomu 7-okams. Rodom brailio raštą, turim 4 komplektus, kuriais gali pabandyti įrašyti ir skaityti. Taip pat bandom pajusti savo kailių, užsirišę akis, aklo žmogaus dalę, nors keletui minučių. Atjungiam regėjimą, bet už tai turim naudotis aktyviau kitais jutimais - klausa, uosle, lytėjimu. Ir vaikai bando suvokti per tuos naujus potyrius aklo žmogaus likimą. Tai visgi koks tikslas tokių užsiėmimų, ką jie duoda vaikams? Visų pirma, brailio rašto tema yra net ir pradinių klasių vadovėlių kurse. Tai todėl labai mokytojas noriai atsiveda vaikų šitų klasių. Antra, neįgalus žmogus mūsų visuomenė yra truputėlį kaip ir nuvertintas, laikomas šiek tiek antrarūšių. Ir tokie užsiėmimai, man atrodo, padeda geriau suprasti neįgalų žmogų, pajusti jo reikmes ir tiesiog suprasti, kad jis taip pat jaučia, turi tokias pačias svajones, turi tokius pačius norus, tik galimybę kažkuriuo klausimu šiek tiek sumenkinta, bet nežiūrint to, savo užsiėmimuose visą laiką stengiuosi vaikams įrodyti, kad turint žmogui iniciatyvos, energijos ir tos vidinės jėgos ir troškimų, net ir negalia lieka nuošaly ir jis savo, sakykime, lemtį įveikia. Alytaus senamiesčio pradinės mokyklos bendruomenė dažni Antano Jonyno memorialinio muziejaus svečiai. Tai turbūt pagrindinis muziejus, lankomiausias mūsų muziejus. Tai Antano Jonyno, Anzelmo Matučio. Ir kodėl jūs juos taip pamėgote, kodėl vis atvedate vis naujus mokinius būtent į šios muziejus? Na ir šios dienos mūsų tikslas toksai, kad sužinoti, kad gyvenime būna ir kitokių žmonių.
jie skiriasi nuo mūsų, jie faktiškai nesiskiria nuo mūsų, bet jie yra truputį kitokie, su negale. Ir kaip jie mokosi paprasčiausiai. Tai vienintelė mūsų priemonė, tai šitas namelis mums labai gerai žinomas ir vienintelė priemonė pažinti tiesiog tų žmonių gyvenimą. Čia mes randam priemonės, čia mes randam apie Jonyną visą gyvenimą, jo gyvenimo istoriją, o labai daug padeda. Ir dažnai ir vaikams sakau, mes turime akytes, rankytes, kojytes, viską turime, nelabai kitą kartą padarom ar atliekam užduotis teisingai. O čia žmogus su negale, jis tikrai buvo nuskriaustas gyvenimo, bet užsispyręs, ryžtingas, ir dažnai skatinu imti pavyzdį iš to. Sužinojau, kaip galima rašyti aklųjų raštu ir dar sužinojau, kad kaip galima skaityti aklųjų raštą dar. Supratau, kad akliem labai sunku gyventi, sunku rašyti, viską daryti sunku. Jų labai jautrus pirštai, jie viską gali jausti, kur ką eina, bet žodžiu, jeigu netenki regėjimo, tai tu gali daug ką justi ir užuosti. Išgirsti. Ar teko kada nors bendrauti su akluoju, ar padėti jam, ar bent pažįsti kažkokį akląjį? Neteko dar. O jeigu tektų gyvenime kažkada sutikti ir bendrauti su juo, ar pagalbos kažkokios, ar tu išdrįstum padėti jam, ar sugebėtum padėti? Sugebėtai gal ir net sugebėčiau, bet padėtai padėčiau. Ir kaip tu padėtum? Pereit per gatvę. O iš ko tu atpažintum, kad tai aklasis? Nes jisai viską lietinėja ir vaikšto su baltąja lazdele. Tai dabar jau šiek tiek susimastei ir išties supranti, kaip svarbu yra saugoti regėjimą, turėti gerą regėjimą. Taip, labai supratau, kaip jį reikia saugoti. Ir dar, kad be regėjimo aš nepamatytų šitą visą gražaus pasaulio. Tiesiog gaunam ir padalinamos medžiagos. Ir čia praeina viską, ir rašto visas smulkmenas, ir išbando, ir namuose aptariam, dar mokykloje aptariam. Jie labai gerai susipažįsta su šito dalyku. Ir tiesiog žino, kaip suteikti pagalbą tokiam žmogui, kaip prie jo prieiti, kad neįžeidžiant, nenuskriaudžiant. Na ir atitinkamai reaguoti į tai, į tokios negalios žmogų. Be edukacijos reginčios rankos Antano Jonyno memorialinėme muziejuje vyksta ir daug kitų užsiėmimų bei renginių, skirtų įvairaus amžiaus mokiniams. Patiems mažiausiams, tiesiog darželinukams, mes turim programą Viešnagė močiutės Gryčioj. Čia daugiau pasakojam apie rajono, kuriame stovi Jonynų muziejus, istoriją, šiek tiek akcentus tokius dedame, kaip sakyti, taškus į istorinius momentus, sakykime, į daiktus, senovinę buitį. Atsivežu iš fondų dubenų, medinių ar molinių kažkokių atributų senosios buities. Ir vaikus apžaidžiam tarsi kaip senoj troboji, vaidinam, sakyt, galima net taip seną gyvenimą. Ir be abejo labai tinka tokiu atveju ir močiutės pasaka. Ja kartais sekam čia su pačiais mažaisiais ir būna visai įdomu. Kita edukacija patiems vyresnėsiams, jau kokių 10-12 klasių moksleiviams yra vykdoma gražiuoju metų laiku, kaip sakau, pavasarį, rudenį, kada geresnis oras. Jie vadinasi literatūrinis alytus ir kalbam apie, ne tik apie Antaną Jonyną, bet ir apie jo sūnų Antaną A. Jonyną, apie Jurgį Kunčiną, Kazimierą Bajerčių ir Ksaverą Sakalauską Vanagėlį. Pajudam iš Jonyno muziejaus pro Pylimą, Dailidę link Kunčino namų ir šitam keliui mes kalbam apie minėtų autorių kūrybą ir gyvenimą.
Pasak Antano Jonyno memorialinio muziejaus vedėjos, dar viena edukacija pavadinimu Protėvių dovanos ir mįslės dar tik ruošiama. Tai vidurinio amžiaus moksleiviams skirta edukacija. Mokiniai bus supažindinami su genealoginio medžio sudarimo tradicija. Po pernai metų Antano Jonyno jubiliejaus esam pasidarę naują genealoginį medį. Ir kada jisai jau mus pasieks pilnai ir bus pakabintas, pritvirtintas prie sienos, ruošiu edukaciją Protėvių dovanos ir mįslės. Ten bus kalbama apie genealogijų, sakykime, sudarinėjimo madą, manierą, įpročius tokius, sakykime, to sudarimo, kokios reikšmės genealogija sudaryta turi asmeninio žmogaus gyvenimui, kiek tai tarnauja istorijai žinios surinktos. Galų gale šioje vietoje paminėsime ir tą faktą, kad Antanas Jonynas kilęs iš bajoriškas privilegijas turėjusios giminės. Tarp Jonynų genealoginio medžio šakų yra labai daug garsių žmonių, garsių poetų, dailininkų, rašytojų, tautosakininkų ir muzikų ir ko tik tai nori dar. Ir kadangi tie žmonės tiesiog kartais nepelnytai mūsų Dzūkijoje primiršti yra, tai mūsų muziejaus tarsi, manau, kaip ir misija priminti apie juos, nes jie yra artimi poeto Antano Jonyno giminaičiai. Ir visa ta informacija bus sudėta į naują edukaciją. Antano Jonyno memorialinis muziejus įsikūręs adresu Liškiavos gatvė 17. Edukacijas galite užsisakyti telefonu Alytuje 52 151. Pirmą kartą Dzūkijos sostinėje eksponuojami stiklininkystės meno kūrybos darbai. Galerijoje Skrydis atidaryta Vitrum Balticum tarptautinė stiklo meno paroda. Žinomų žmonių portretai, linksmi šaržai Arūno Vaitkaus kūrybos lakštuose, bei kiti praėjusios savaitės kultūriniai renginiai netrukus. Galerijoje Skrydis atidaryta tarptautinė stiklo meno paroda Vitrum Balticum 4 New and Young. Tarptautinė stiklo meno paroda Vitrum Balticum pradėta 2000 metais ir šiemet surengiama jau 4. kartą. Į Alytų jos dalis atkeliavo iš Kauno, kur likusi ekspozicija keramikos muziejuje veiks iki 2009 metų vasario pabaigos. Mes iš tikrųjų Alytų atvežėm parodą, kuri yra jau su, galima sakyti, tam tikra susiformavusia tradicija. Ta tradicija nuo 2000 metų. Tai yra stiklo meno paroda, kurią sumanėme jungdamiesi į būrį tarp Baltijos šalių. Tai yra lietuviai buvo iniciatoriai, bet į tą parodą iš karto prisijungė ir mūsų kaiminės šalys Latvijai, Estai, o pastaraisiais metais ir šiaurės šalių atstovai Suomiai. Vitrum Balticum projekto tikslas – inicijuoti bei pristatyti kūrybą stiklo meno srityje, o taip pat lietuvių stiklininkų darbus apžvelgti platesnėme geografinėme kontekste. Šioje parodoje dalyvaujančių Latvijos, Estijos, Suomijos bei kitų šalių dailininkų darbai ypač vertinami ir aktualūs. Iš 45 stiklo menininkų dalyvaujančių šiemetinėme Vitrum Balticum projekte didžioji dalis Lietuvos menininkai. Tai vis tik tai branduolys yra lietuvių dailininkai, lietuvių stiklo menininkai, kurie yra Alytuje beje pristatyti plačiausiai. Vienas iš Lietuvos menininkų darbų eksponuojamų Alytaus galerijoje Skrydis Indrės Tulgaitės meninės stiklininkystės kūrinys Skausmas. Tas darbas būtent atstovauja tokią abstrakčią mano kūrybos dalį, kurioje nėra kažkokios skulptūrinės aiškios formos. Tai daugiau emocinė tokia, sakykime, aš nežinau, šiaip domiuosi šitą technologiją, būtent karšto stiklo liejimo technologiją ir eksperimentuoju šitoje srityje. Šita paroda tokį kaip ir centrą, kaip ir bazę turi Kaune ir kiekvienais metais jinai buvo ruošiama tenai. Tam yra tam tikros priežastys. Tai yra svarbu tai, kad Vilniaus dailės akademijoje, Kauno dailės fakultete būtent yra stiklo meno katedra, ten rengiami stiklininkai.
Tai daroma jau 30 metų ir visai natūralu, kad tame mieste yra susiformavęs būtent šitos meno rūšies, toksai plačiausias dailininkų ratas. Šių metų Vitrum Balticum 4 devizas New and Young yra tiesioginis orientyras į jaunosios stiklininkų kartos pasirodymą, o taip pat ir į stiklo kaip gana jaunos profesionalios dailės šakos atsiskleidimą Baltijos šalyse. Ekspozicijoje buvo demonstruojami įvairiaformiai kūriniai – skulptūrinė bei erdvinė plastika, plaketės, instaliacijos. O į Lietuvą atvažiavo dar pagal kitą parametrą sugrupuoti kūriniai. Turint galvoje, kad salė yra tokia šaltoka, minimalistinė ir tokia saikinga, asketiška, su geru apšvietimu. Tai čia buvo pasirinktas toksai principas šitos kolekcijos skaidraus stiklo. Skaidraus, blizgaus, tokio, kur iš tikrųjų matosi tos stiklinės optinės savybės. Nes, iš tikrųjų, stiklo parodos nėra labai plačiai po Lietuvą vežiojamos ir nėra labai netgi gausios iš esmės. Tai būtent jūsų miestui norėjosi parodyti tas tikrasias stikliškasias savybės, tikrasias ypatybės, kuo yra ypatingai žavi stiklo medžiaga. Galerijoje Skrydis tarptautinė stiklo meno paroda veiks iki kovo 6 dienos. Andriau, taip, jo draugo, jo kolegos šaržas, čia yra 2 šaržai, aš noriu, kad jis patrauktų už virvutės. Andriaus tokį šoną įgali, patrauk už šito lapelio. Taip, pradžioj pasižiūrėkim. Taip, čia yra. Taip. Taip. Paroda skaitoma atidaryta, Žylio paroda, kurio nesenai čia buvo fotodarbų paroda. Aš džiaugiuosi, kad yra svečių ir iš Druskininkų, iš pamėgto mūsų kurorto. Praėjusio penktadienio vakarą Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje atidaryta dailininko ir pedagogo Arūno Vaitkaus grafikos paroda Ne tik portretai. Per gyvenimą susikaupia šūsnis eskizų piešinių, kurie kartais yra galbūt net įdomesni savo turiniu, neišbaigtų tapybos piešinių ar baigtų grafikos. Dažniausiai tai lieka nepastebėti, guli stalčiuose, lentynose. Kilo tokia idėja, kad galima juos ir viešai parodyti ir turbūt daugelis pieštų portretų, šaržų ar šiaip piešinių toje kasdienybės rutinoje vietinius turbūt pradžiugintų, kurie rastų save ar kaimyną. Nors šie menininko darbai eksponuojami pirmąjį kartą, kai kurie jų galėjo būti matyti paties kūrinio gimimo metu, vieno ar kito renginio eigoje. Kai kurie yra matyti tuo metu, kai jie buvo kuriami, nes dažniausiai tai plenerų metu, kai žmonės neskuba, nelekia gatve, kai galima su jais pabendrauti ir tada per tą liniją atsiskleidžia to žmogaus charakteris, jo visos neįdos, o tos gilios užslėptos galbūt net gyvenimo linijos, kurios tai bendraujant kasdienybėje nesimato. Autoriaus kūrybos lakštuose nesunkiai atpažįstami Alytuje puikiai žinomų ir mažiau žinomų žmonių portretai, linksmi šaržai. Dalis taip yra Dzūkijos krašto, bet kadangi nesėdžiu tik čia, tai tenka pleneruose dalyvauti, o ten labai marga publika iš viso pasaulio, iš Japonijos, iš Lenkijos, iš Žemaitijos. Parodos atidarymo metu susirinkęs gausus Arūno Vaitkaus kūrybos gerbėjų ratas, jo artimieji, kolegos, mokiniai, bičiuliai negailėjo šmaikščių sveikinimo žodžių. Čia minusas. Kažkaip krečia. Čia plius, jau krečia. Oi, koks baigys. Taip, mums nebaisus nei Leo, LT, nei vakarų, nei rytų skirstomieji tinklai. Svarbiausia, kad mes visi turim kažkokius tai vidinius akumuliatorius. Pas į akumuliatorius, kai šiandien atėjau į parodą pasižiūrėti, labai gerai pakrautas. Ir kaip gerai, kad tokios parodos organizuoja draugai, kolegos, pažįstami, ir mes ateiname į parodas irgi pasikrauti. Todėl aš irgi noriu pasikrauti. Oi. Oi, viskas gerai. Nėra trumpo sujungimo. Svarbiausia, kad nebūtų trumpų sujungimų.
Arūno Vaitkaus grafikos darbų paroda Ne tik portretai Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje veiks iki kovo mėnesio. Asociacijos Bardų klubas, rengiamas jau trečiasis bardų žygis per Lietuvą, praėjusią savaitgalį užsuko į Dzūkijos sostinę. Jo pagrindiniai tikslai – populiarinti dainuojamosios poezijos ir autorinės dainos žanrą, suteikti galimybę scenoje pasirodyti pirmuosius žingsnius žengiantiems jauniesiems muzikantams, supažindinti žiūrovą su mažiau žinomų bardų kūryba. Alytiškiams koncertavo visa eilė įdomių dainuojamosios poezijos ir autorinės dainos atlikėjų. Pasak Bardų žygio per Lietuvą meno vadovo Povilo Girdenio, bardai siekia grąžinti dainai tai, ką jinai praranda technikos amžiuje. O ką jinai praranda? Praranda dainą šilumą, praranda žodžio ir muzikos dermę, praranda tiesiog prasmę. Nes dainas aš skirstu visada į dainas ir šlagerius. Dominuoja šlageriai, o bardai dainuoja dainas. Ir iš ties labai džiugu matyti, kad yra tarp atlikėjų jaunų veidų. Ar jų atsiranda vis daugiau, ar jų mažėja, kaip jeigu ta tendencija kokia yra? Sakyčiau, įvairios tendencijos, jeigu prieš kokius 3-4 metus jų daugėjo, tai dabar galima sakyti yra tokia tendencija, kad jų gal ir nedaugėja, tačiau jų lygis tikrai stipriai auga. Be dainuojamosios poezijos mėgėjams puikiai pažįstamo aktoriaus Aido Giniočio, Alytaus miesto teatro scenoje pasirodė raseiniškis muzikuojantis miškininkas Darius Leveckis. Alytiškiai turėjo progą susipažinti su pirmus, bet tvirtus žingsnius scenoje žengiančiais, nuoširdumu ir šilumą spinduliuojančią muziką atliekančiais ariogališkiais Marijum ir Gintarė Lekais. Tiems, kurie mėgsta liaudišką muziką, buvo malonu išvysti ir išgirsti įdomiai dainuojamąją poeziją ir folklorą derinantį merkiniškių projektą Kukumbalis. Gausių aplodismentų tąkart sulaukė svarbu vaidmenį Lietuvos muzikinėme gyvenime suvaidinusios grupės Vynas solistas Artūras Sikorskis bei kiti dainuojamosios poezijos ir autorinės dainos atlikėjai. Pasak Bardų žygio per Lietuvą organizatorių, Dzūkijos kraštas itin turtingas akustiniais atlikėjais. Dzūkijoje yra nuostabus tokie atlikėjai, yra Dovilė Dimšaitė, yra labai vyresnio amžiaus, bet tikrai labai šauniai muzikuojanti Loreta Zabalujeva. Šį vakarą mes ką tik girdėjome Artūrą Sikorskį, kurį aš laikau atlikėjų, kuris galbūt ir nėra be galo populiarus, tačiau jo indėlis į visą Lietuvos muzikinę kultūrą yra tikrai milžiniškas. Nes jeigu vien mes turėkime omeny, kad jo grupėje pradėjo karjerą Darius Norijus Mileris, pradėjo karjerą Eimantas Belickas, tai jau visoje Lietuvoje puikiai žinomi muzikantai. Būk man keršto diena, neiškeisiu tave į spindėjimą aukson, jei tavęs laisvos nebebrausiu. Prieš akis ilgasis šventinis savaitgalis. Vasario 14-ąją, Švento Valentino dieną, nepamirškite pradžiuginti savo mylimųjų. O vasario 16-ąją pakilę nuotaiką pasitikite Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Jūsų dėmesiui kokie kultūriniai renginiai, spektakliai, parodos, filmai laukia jūsų ne tik šį savaitgalį, bet ir visą kitą savaitę. Vasario 14 dieną 12 valandą Alytaus Lėlių teatras Aptvaras kviečia į Lėlių kambarį. Jūsų lauks nuotaikingas spektaklis Raudonkepuraitė ir Vilkas. Inscenizacijos autorė, dailininkė ir režisierė Loreta Skruibienė. Lietuvos 1000-mečio jubiliejaus proga Kraštotyros muziejuje rengiama antroji Alytaus kolekcininkų paroda Alytus ir Dzūkija – istorijos puslapiai. Parodos atidarimas vasario 16 dieną 14 valandą. Ši neeilinė paroda rengiama po 16 metų pertraukos.
Sekmadienį, vasario 15 vakarą, nuo 20 val. Alytaus miesto teatro kavinėje poilsio vakaras Kam per 30. Vasario 13 dieną nuo 21 val. Alytaus miesto teatro galerijoje vyks Moksleivių miesto tarybos madų čempionatas Erdvė 2009. O vasario 14 dieną 20 val. Džiazo muzikos vakaras. Vasario 18 dieną 18 val. Domino teatro spektaklis Laukinė moteris Alytaus miesto teatro mažojoje salėje. Vasario 15 dieną 16 val. Renginys skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Lietuvos tūkstantmečio paslaptis. Vasario 16 dieną 15 val. Literatūrinė muzikinė kompozicija Pasikalbėjimai su Lietuva. Iki kovo 16 dienos miesto teatro mažojoje foje veikia teatro, kino ir televizijos dailininko scenografo Augio Kepežinsko kūrybos paroda. Subtilios muzikos šventė. Aistė Smilgevičiūtė ir grupė Skylė. Akustinis koncertas Alytaus dramos teatre. Vasario 28 dieną. Bilietus galima įsigyti teatro kasoje. Alytaus kultūros komunikacijos centre vasario 15 dieną 18 val. Legendinis nacionalinės dramos spektaklis Žaldokynė. Vaidina Lietuvos nacionalinio dramos teatro artistai. Vasario 13-18 dienomis nuo 15 ir 20 val. Dainavos kino teatras rodo filmą Berniukas dryžuota pižama. Filmo žanras drama. Tai paprasta didžiulio siaubo istorija. Kritikai šį filmą vadina vienu geriausių kino istorijoje pasakojimų apie vaikystę. Filmo Šokis dykumoje Dainavos kino teatre vasario 19 dieną, 15, 17 ir 19 valandomis. Tai šių metų filmas pristatantis Jurgos Ivanauskaitės gyvenimą ir kūrybą. Dėkui, kad šį pusvalandį skyrėte kultūrai. Linksmo ir turiningo šventinio savaitgalio. Iki naujų susitikimų. Sudie.